Treneri, visų pirma, sveikinu jūs su praėjusiam šventėmis, su naujais metais ir kalėdoms. Palinkėsiu, kad jau nuo pradžio pasirengime ir, kaip pasakyti, kaip naujam sezone pasiektumėt užsibrėžtų tikslų ir atvestumėt Vilniaus Žalgirį į aukštumas, kuri priklauso būti Vilniaus klubui. Dėkui, sveikai. Ir treneri, dabar pasiruošimo stadija, į kokiai stadijai dabar yra komanda ir kurioje vietoje dabar vyksta pasiruošimas. Kokioje pasiruošimo stadijoje? Po atostogų yra antrą savaitę darbų, jau pradėjom tam tikrus numatytus savo tikslus įgyveninti, bet pagrindinis dalykas yra pasiruošti, kaip sakė, fiziškai. O koks tolimesnis planas po fizinio pasirengimo? Tai fizinis pasirengimas nėra tai tik fizinis pasirengimas, tai kartu vyksta su taktika, tai toks ir yra, sivaštai sezonai. O prisiminus praėjusio sezono sausio vasario mėnesį, kai buvo didelis žaidėjų traumingumas ir svarbiausių žaidėjų, ar tai susiję dalykai, kaip pasikeitė klube ir daktaras, ir fizinio pasirengimo treneris atsirado? Man aš nebuvo praeitais metais sausio vasario mėnesį, tai negaliu pasakyti šitų dalykų. Tai taip, o kas liečia žmonės, kad taip, įvyko pasikeitimai, kurių tikėkimės, kad ją atlygia. Ir kalbant apie laisvųjų agentų rinką, kiek klube buvo galimybė išvysti anksčiau žaidusi puolėją Matiusą Lusį, kuris perėjo nesenai į Maroko klubą. Ar buvo toks svarstymas dėl jo? Tai čia jau turbūt tas klausimas labiau yra sporto direktoriai, bet Lusis buvo, sakykime, irgi kaip ir viena iš opcijų, kur žiūrėjome, aišku, domėjomės tokiais dalykais, bet čia sakau šitas klausimas jos. Kiek klubas šiuo metu domina Pauliaus Golubicko kaip pasakyti, galimybę pristraukti Paulių Golubicką, ar sekate jo situaciją Lenkijoje? Tai čia jau aš praeitą vaidį čia su televizija minėjęs, kad turbūt visi klubai norėtų matyti savo komandoje, tai dėl Paulius, tai jeigu būtų galimybė, tai mes ieškom, norėtum matyti savo komandą. Ir norėtųsi pašnekėti šiek tiek apie jaunimo Žalgirio, daug jaunų futbolininkų iš B komandos sportuoja, kiek iš jų šiandien gali pradėti žaisti lygoje? Kur šiuo metu dabar su mūsų komanda, tai ne vieną kartą susakęs, kad kiekvienas žaidėjas turi galimybę. Jeigu jis įrodys, kad jis yra vertas būti komandoje, visų pirma būti komandoje ir jau yra pasiruošęs žaisti, tai ir šis metais gali jis išvysti įrodęs tai aikštėje. Dar norėjau paklausti, kiek jūs turite asmeniškai galios sprendžiant naujų žaidėjų pasirinkimą? Ar jūs turite pritarimą žodį, ar dalyvaujate tam procese? Čia apie selekciją? Taip, apie selekciją. Žinoma, tai yra sporto direktorius, kuris žino, kokį mes žaidėjų ieškome, jis juos atrenka, į po to galiausiai parodo, jeigu randa tinkamą kandidatą, parodo matą. Tai ir tada jau gal nesprendžiam, ar reikalingas ir ne, bet šiandien yra minėjęs, kad tai kaip bebūtų, viena yra norai dalykai, kad ne visi tinkantys ir patinkantys žaidėjai, netaip lengva juos prisitraukti vėl. O dėl kokių priežasčių, pavyzdžiui, sunku prisitraukti žaidėją? Dėl čempionato lygio ar... Tai greičiausiai, čia, aišku, žaidėjų reikia klausti, bet turbūt aš manau, kad tai greičiausiai, kad čempionatas, tai ne vis tiek tą žaidė europinių mastų turbūt nėra labai patraukli, nors čia nėra lengva, bet kuriam žaidėjui čia atvažiavus pusę pojo žaisti, bet kuris atvažiavus kiri kalnai išsitraukia ir įrodyti savo vietą.
tiktais iš tos pusės, o tokie būtų ir finansiniai dalykai ir panašiai. Bet ar šiemet komanda daugiau integruos jaunimo tų lietuvių į pagrindą ir jiems bus suteikiamas daugiau žaidimo laiko nei praėjusiais metais? Tai čia vėl klausimas toksai įdomus. Nieks dirbtinai nebus čia stumiamas ir panašiai, jeigu žaidėjas įrodo, kad jis vertas būti žaisti ir būti 11 pagrindų žaidėjas, jis tikrai 11 bus, o jeigu bus vienodė žaidėjai, lyginsim, kad legionierius ar lietuvis, savas lietuvis, tai žinoma, visą laiką reikia mūsų savo lietuvių, tai čia tavo dalykas. Ir jūsų nuomonė, ar sportiniai rezultatų siekimas ir jaunų žaidėjų integracija ir pardavimas yra suderinami dalykai klube? Tai viską gali suderinti, bet sportinių rezultatų siekimas ir jų žaidėjų pardavimas. Tai žinoma, visų pirma, kai komanda yra aiškiai žūtūkis, ypač Žalgiriui, kiekvienais metais rezultatas yra labai svarbu, bet jeigu įvyktų taip, kad dėl žaidėjas užsirekomenduoja, parodo savo gerasias savybės ir jį gali parduoti, daleiskim, klubas už tai užsidirbs pinigų, tai manau, čia nėra pinigų. Ir žinoma, tai yra siekiamybė, ypač mūsų lietuviams, kad norėtų jie čia ateiti, parodyti savo geriausias savybės, įrodyti savo vertę ir kiek jis važiuotų iš mūsų klubo, tai labai didelė, nežinau, papildoma vertė klubų. Esu apžvelgęs praėjusių metų Baltijos šalių futbolininkų transferus. Daugiausiai iš jų buvo parduota Estijoje, tarkim, Narva Transpolės, Edinburgo Harsbeig už 1 milijoną eurų. Latvijos rinka irgi aktyviai juda su transferais. Kodėl Lietuvos rinka atsilieka šiuo atžvilgiu? Nežinau, negaliu atskirti. Kodėl? Ar talentų per mažai prisitraukim, ar skautingas klubų nevyksta, kad tiesiog užsienio labiau jiem pasiseka tuos parduoti, tuos... Čia sakau, čia turbūt vėl klausimas, turbūt labiau sporto dėka, mano užduotis yra žaidėją paruošti ir padaryti jį geresniu, tai čia pagrindiniam pardavimą, tai čia tikrai nematausimai. Ir jeigu palygintume taktikas, ar stipriai keisis tas žaidimo modelis nuo praėjusio sezono? Nuo praėjusio sezono, kurios dalies klausimą. Kaip jūs atėjote? Tai aš atėjau, tai žinoma, už tam kitrų korektyvų bus ir atitinkama gal tai yra komplektavimas komandai. O jūs pats kokį žaidimo modelį propaguojate? Kodį propaguoju, tai aš jau kaip minėjau irgi, kad šiems metams aiškiai užduotis yra būti čempionato viršūnė ir kad tą pasiekti, tai vėlgi turi gerai atakuoti, gerai gintis ir mušti įvarčius. Bet jūs planuojate žaisti su 2 puolėjais? Čia priklausys, aš manau, kad skirtingas, taip nebus, kad šiandien žaidžiu su 1 puolėju, kitą dieną su 2 puolėjais. Kaip priklausomai irgi žiūrėsit pagal varžovą, žiūrėsim pagal save, pažiūrėsim, kokius žaidėjus turėsim. Ir pagal tai veiklotinai giliosim. Bet bus ir taip ir taip. Jūs į karjerą A lygoje, Lietuvos aukščiausioje lygoje pradėjote labai jaunas, jau 95-6 metų sezone, būdamas 17 metų už Vilniaus Alsos klubą, išyrus Mažeikių Ramarui. Jūs jame figūravote kaip Lietuvos jaunimo rinktinės pagrindų narys, toje komandoje žaidė ir Deividas Šemberas, ir Marišas Krukovskis, Pavelas bei kiti. Kodėl jūsų nuomonė keitėsi tas modelis, kad jaunimui vis sunkiau į tą aukščiausią lygą patekti? Ar čia dėl to, kad legionierių per daug atsivežėm per tuos metus, ar kodėl? Tai čia, jeigu taip šnekat, tai ten dar buvo ir Trakys, ir Žūtautas, ir Jokšas, ir daugiau dar žaidėjus. Tai buvo komanda sudaryta jaunimo rinktinės pagrindą, taip vadinkime. Ir ta komanda pradžioje mes Alsa neatsirado 3 lygą, mes žaidėme ir vėliau, kai iškrito Romaras, tai atsirado galimybė mūsų Trepės padarė
paprašė, nežinau kaip ten susitarė, padarė tokį modelį, kad jaunimo pagrindų sudaryta komanda žaistų aukščiausių lygų vietoj Romar. Tai va, ir tuomet, tai buvo komanda, kur tas pats Čiapas žaidė, kuris tuo metu netgi žaidė už ekraną, man atrodo, jis paėmė buvo ir už Alsą. Tai va, tai turbūt unikumas, kai žaidėjas žaidžia už 2 komandas aukščiausių lygų, tai va. O kas treniravo komandą tuo metu, Vincas Katėjus? Skatėjau, tai. Tai va, ką žinau. Aišku, mums ten nebuvo lengva, pavom jauniniai, tai nežinau, aš žinau, 15, 16, 17 metų, okei. Bet, nebuvo lengva, ėjau, kovojom, stengiam pasidaryti tą, ką mokam, bet gal laimėjom tą kievas rungtynės ir lygiau. Prieš paskutinį baigėte. O ko išmokti daugiausiai iš Vinco Katėjus? Kaip sakot? Ko daugiausiai išmokyti iš Vinco Katėjus? Ko išmokau? Tai Vincas buvo mūsų kaip antras tėvas. Tai, sakykime, toks koks esu, jisai dėka jo daug irgi yra. Daug yra, sakykime, iš čia mes daug esame vis tiek. Ir vėliau po keletos 96 pirmenybėse buvo įvesta 3 taškų taisyklė už pergalę, anksčiau buvo 2 taškai. Kaip atsimti tuos laikus, kad anksčiau būdavo mažiau taškų už pergalę? Ar dabar pakeistumėt vietoj 3 2 taškus? Aš labai taip nelabai gerai atsimenu ten tos dalykus, bet žinoma, žiūrint iš tos pusės, kad jeigu lygioms čia 1 taškas, o už pergalę 2 taškai, tai aš manau, tai yra sąžiningai, kadangi geresnė komanda įrodo savo pranašumą. 98-99 sezonas buvo paskutinis Lietuvos aukščiausios lygos čempionatas vykęs principu ruduo pavasaris. Kaip manote, ar tokiu principu vykęs čempionatas yra geresnės modelis Lietuvos futbolui? Šiuo metu? Šiuo metu. Tai turbūt, aš nežinau, ten labai... Sakau, aš neatsimenu, matot, aš ten to, kaip kitų periodų buvo, tai žinau, kas aš. Bet ar ruduo pavasaris geriau modelis žaisti Lietuvoje, tarkim, ar kaip dabar pavasaris ruduo geriau? Kaip jis Aš žinau geriau dabar, nes tu pradėjusi vieną komandą ir užbaigėjau, ten ruduo pavasaris, po to ten dar toliau, kitais metais jau ten. Manau, metų keisdavosi. Aš nežinau. Mes matot, aš taip įsivaizduoju, kad čia taikėmės pagal tuos principus, kad turbūt europinėse kovose, kad būtų komanda labiau ir rinkinė labiau būtų pasiruošę dar kažkas. Tai, nes dabar irgi būna, kai pradedam žaisti, kitos komandos vasarą tik susikomplektausios. Tai ale mes čia turime kažkokią tai, nežinau, kaip kažkokį naudą didesnę galbūt, kad mes labiau pasiruošę buvome negu tos komandos, kurios tai susikomplektavo. Turbūt iš tos pozicijos buvo, kai žiūrėjimo stendžia. Bet kuo geriau pasirodėte Europoje, turbūt tai. Kada ir kokiu metu kilo jūsų pravardė Rolik? Tai čia, kai išvykau į Rusijos čempionatą, tai mes pradėjote. Turbūt dėl to, kad mes vardas ilgas valandas, tai čia sutrumpė, tai paprasčiau ir... Tai nuo Kaliningrado Baltijai pasilaikau kažkur. Taip. Amžiaus sandorėje, taip. Kaip sakot? 99 kažkokie metai. Amžiaus sandorėje. 99 metais, tai išvažiavau, būtent po to sezono, kur ten buvo perėjimas iš Videns ir vasaris jo į tą kitą, tai būtent tuose metuose aš pusę metų atžaidžiau A-lygoje kaip būtent pagrindinėje komandoje ir tada išvažiavau šitą žiemą. Ir tuo metu pagrindinės rinka buvo Rusų rytų rinka ir pagrindiniai žaidėjai Lietuvos rinktinėje žaisdavo rytuose. Galime prisiminti, kad ir daug metų kartu žaidėte su Andriumi Skerla kaip centro gynėjų para. Jūs sąskaita 40 rungtynių, jei neklystu. Ir kodėl jūsų manymu šiuo metu Lietuvos rinktinėje centro gynėjų yra pati opiausia problema? Tai čia turbūt ne tik Lietuvos rinktinėje, turbūt centro gynėjai dabar didelė problema yra visose klubuose.
Nes aš taip galvoju, bet čia viskas prasidėjo nuo to, bet labiausia vertė didžiausia vertė prie atakuojantį žaidėjai. Tai visas padėjimas puolė laikyti tų pačių žaidėjų, aš tų centro gynėjų. Kas vienu metu mes atsimenu, atrodo, gal net 6 ar 7 centro gynėjų vienu metu nežaidė aikštė vienu metu, visos skirtingose pozicijose. Tai va, kai anksčiau buvo tiek daug, atsakau, tai buvo gal pertėjimis, plus atakuojantys žaidėjai turėjo didesnę vertę, nežinau, ten Ševčenkos, tokie dideli sandariai, kai visi pradėjo vykti ulėjus. O jie prisitaikydavo tie vidurio gynėjai prie kitų pozicijų, tarkim, atraminio ar aukščiau kažkiek ten? Tai treneriai pritaikydavo, nes nebūtinai centro gynėjai. Nes, kaip pavyzdys, aš važiavau būti ir centro gynėjai, ir krašto gynėjos. Ir net atraminio zoną teko žaisti. Tai Bet ar tuo metu pasikeitė labai pas futbolio modelis ir lyginant su šiais laikais? Tai aiškiai, kad futbolas pasidarė daug greitesnis. Daug greitesnis, negu anksčiau buvo. O ką jis turi? Turiu mini taktikas, yra įsidėstymai ir apskritai. Ar tu iš pozicijos? Tai kaip anksčiau buvo, bet gal daugiau anksčiau naudodavo tokios kažkokias tradicinės taktikas, bet dabar nėra tų faktų. Čia gali sutikti vieną taktiką, ten įsidėstymas 4-2-3-1 ar 4-4-2, bet rungtynių metu rungtynė jinai keičiasi, tai jinai kintama, dabar nėra kokios kaip stabiliai, kad va taip pažaidžiam ir viskas. O kaip vertinti skandinavišką box-to-box modelį, tą vadinamąją? Ar naudojate jį? Box-to-box. Box kaip saugas ir gynyboje ir puolimo orientuotas. Tai čia sakau, priklauso nuo pozicijos, o žaidėjo. Tai aišku, žaidėjas gali nuo baudos aikštelės, jeigu aikštelės 90 minučių atbakstį, tai yra labai geras saugas, kuris tau atidirbs arba ten krašto gynėjas arba gingeris, tai labai yra gerai, nes šiuo metu irgi futbolas greitėja. Žaidėjai turi fiziškai labiau pasiruošę, o turi menį laikyti tą intensyvumas labai šaudus, palyginti su anksčiau. Ir ko reikia lietuviams, kad išvyktų į užsienį jauniems, tarkim? Ko jiems trūksta? Nes mes matome pavyzdžių, kad išvažiuoja, nesiintegruoja. Trūksta intensyvų. Čia pagrindinis dalykas. Čia vakar aš esu rinktinėse dirbęs ir žinau, kad mes viską norim daryti, bet viską reikia daryti greitai ir dabar nėra to, kad tos pozicijos žaidėjas dabar irgi turi žaidėjus ir mokės žaisti universalus ir turi būti praėlė, ką iškart reaguoti ir panašiai. Tai va, šito vietoje tai intensyvumas labai daug. Kaip manote, ar krito Lietuvos futbolo pirmenybių lygis nuo jūsų laikų ir kokios to priežastys? Aš manyčiau, kad jisai nekritos, kaip tik paaugo greičiausiai, nes atvažiuoja legionierių, kai kurie pasitaiko ir tikrai kokios klasikos darai. Aš manau, kad šitoje vietoje turbūt, nežinau, aš tai sakyčiau, kad greičiau, kad... Bet vadėlė legionieriai užima lietuvių vietą? Užima, bet jeigu, sakykime, mes norim būti konkurencingi kažkur Europoje, tai čia yra neišvengiamas dalykas. Čia atrodo, bet aišku, gerai turėti ten žaidėjus į savo įsiaugintus, bet tiesiog galėtum, bet toli. Ir sunku integruoti kai kuriuos į vyrų futbolą, nepraeina to vadinamą barjerą, tai kaip savo? Tai visi turi praeiti, aišku, tą barjerą, bet vėlgi, kai atvažiuoja legionieriai, jeigu jie ateina į komandą, visi turi išgyventi, ar pavadinkime tai, kad tu turi, arba tu užsikabinį ant mane. Tai realiai tai aš sakyčiau taip, kad turi, nežinau, jeigu jaunas žaidėjas, tai, dirbtinai jisai nepateks ir jeigu jisai nebus pasiruošęs, jam išvažiuoti iš vis, sudėtinga, nes kaip anksčiau dar, kaip sakote, Rusiją mes žiūrim tai, bet anksčiau čia Rusija buvo į Lietuvą truputį kitaip žiūrima, dar turbūt pasilikę nuo tų senų laivų, buvo tai, kad jie negalėdavo galbūt prisivilioti labiau legionierių, kas dabar pažiūrėk, anksčiau lygis ir, tai dabar čia mes atsiskyrėm nuo tos Rusijos, bet ne ta pati Rusija, ta pati Ukraina, ta pati tenais tos Azerbaidžanas ir panašiai tos visos posovietinės šalis, juose irgi pilna gaminė ir jie tik tais, jie daro talį skirtumą.
kaip būtent legionieriai daro skirtumą. Tai jeigu netgi, pažiūrėkite, top klubuose, kur irgi, ar kiekvienų žaidėjų žaidžia. Nu, tai va, tai čia parodo, kad šitas dalykas yra tiesiog neišvengiamas. Bet tai parodo, kad yra kažkur piramidai futbolo ugdymo spragos ankstesniuose jaunimo klubuose, ar dėl ko tas peri. Tai parodo, kad galingesni klubai susirenka geresnių žaidėjus ir kad su jais konkuruoti kiti klubai irgi turi pasirinkti atitinkamus žaidėjus, kurie galėtų su tais žaidėjais konkuruoti. Tai va, tai ir šiais laikais yra tas irgi, kas turi gerų žaidėjus, kurie gali padaryti skirtumą. Tai manau, kad daugeliu atveju jie ir įrodo savo pranašumus. O Lietuvoje yra tas futbolo masiškumas, kuris, kaip sakoma, nėra tas pats kaip kokybė, ne? Siekiam kokybės, anksčiau būdavo internato pagrindu, subūrėme geriausi miestų ten rinktinės, kiekviename mieste būdavo, ar vaikai talentingiausi su jais dirbdavo internatų principo, dabar akademijos tiesiog, kaip dažnai būna laisvalaikio praleidimo būrelio dėka. Nu, daugia į tai, bet vis tiek tenais atsiranda tų talingesnių žaidėjai, talingesnių daugiau talentų jo. Ir nu, tiesiog jis reikia suburti, laikų pastebėti ir kad jie norėtų. Neaišku, kad jie, sakykime, kad jis dabar šiandien ten atrodo talentingas, o nežinau, ateis ten sueis jam 15-16 metų, jisai sakys, tėvui, aš noriu eiti kompiuteriu dirbti, nu, viskas. Tai čia vėlgi, čia turbūt kaip žaidėjas suinteresuosi, čia aišku priklauso nuo lygios, nuo suinteresuotumo, bet tikiuosi šiais metais tai pasikeis ir tas bent Vilniuje, ką Žalgiris stengia padaryti, tai iššūkime, bet futbolas būtų vėl labai ne tik populiarus, bet ir lankomas. Ir ar sunku save atrasti po karjeros baigimo jums buvo? Nu, tai daug dalykų, sakykime, mano gyvenime įvyko, tai karjerą baigtame, sakykime, tikrai jinai nebuvo tai kaip planuotai, aš ją baigiau. Tai man buvo dėl traumos. Gan jaunas baigėte? Nu tai netikėtai baigiau, tai vėlgi ten planai buvo vienokie, o gyvenimo sudėliojo kitaip, tai viską buvo ir čia jau ten kelis kartus buvo, kad be futbolo buvo lygis. Ir tai gyvenimas sudėliojo, kad dabar esu laimingas. Tai treneri, tada ačiū už interviu ir tada palinkėti norėčiau jums siekti savo asmeninių tikslų, įsilaikyti klube kuo ilgiau, nes žinome, kad trenerių darbas yra nepastovus. Dažnai keičiasi treneriai, man palinkėti, kad rezultatai būtų susižaidimas ir pasiektumėt savo klubu, su klubu savo svajones. Na, tai čia svarbiausia, nes aš įsilaikyti tikrai nenoriu, kaip čia sakot, įsilaikyti, aš noriu dirbti, ką aš darau viską maksimum, tai va, kas iš mano pusės, tai aš tikrai stengiuosi vis laik daryti viską maksimum ir žinoma, noriu, kad pavyktų komandai pasiekti aukštų tikslų. Ir vidė, ačiū. Gerai, tada. Ačiū.